Na, aš pastebėsiu kas. Pastebėk. Okei, žiūrėk, nežinau. Bet čia matilius užvėrė, ne? Ką? Matilius įdėjai biškį, ar ne? Kur? Jekta. Ne. Tik jauko? Tik jauko. Tai jo, man per dantis gauna. Gerai, bandysiu kamerą, nusileisti, pažiūrėti pas mane, koks šis yra. Šis tačiau kameras. Žinau, matas. Tai kas matas biškį. Tai kad aš gaunu šakose. O, ešeriuką. Matot? Ešeriukas čia kažką mano apžėla. Va, pasidariau vieną eketą, kur gerai ir su kamera mato viskas. Ir dugnas gan švarus. Užtrunka daug laiko kamerą nustatyti, kad ten normaliai žiūrėtų avižą. Nes, aš kažkaip sugalvojau, kad jie galėtų pasukti į ką, kad nustatyti į kurią pusę žiūrėtų. Bet įmečiau biškį jauko, bet nieko kol kas nemačiau. Šiaip reiktų bandyti kitas eketas, bet labai tingėsi su tą kamerą. Šiaip gaudau su seneliu ir su broliu. Dabar yra, man atrodo, apie -10. Broliukas jau pasigavo kelias. Aš dar šiandien nieko. Bet jisai bando skirtingas eketas, o aš kol kas antrą tik bandau. Tai jeigu čia nieko nerasiu, bandysiu be kamerą žvėt. Tiesiog, kad pagautų. O ne, kad nufilmuot. Šiaip labai įdomu būna, kai ant kameros pamatai žuvį. Dar gavau dovanų šitas pirštinės Morfino. Žiūri geras, labai rekomenduoju. Labai šiltas. Kaip pirštai nešąla. Šis nuostabi. Galvojau, kad šals, tai pasiėmėm dar kitas papildomas. Bet kol kas neprireikė -10 ir, nežinau, šiaip kol kas nešąla. Dar prieš tai pasitepiau taukais rankas. Tai nežinau, ar padeda ar nepadeda, bet kol kas nešąla. Dabar kitas eketą bandau vaikščioti, bet kol kas nieko. Let's go! O į tą pačią eketą leist negalima, ne? Į tą pačią eketą leist negalima. Paleisiu į kitą. Nu, aš šitas jau žiūriu mažas, tai. Aš matau kibimus, bet žuvies ant kameros nematau. O. Pamačiau, nufilmavau.
Ups. Dėjo banda. Žiūrėkit kokie žuoliai. Hop. Yra, o kitas dar žiūri. Man, jis gražuolis. Kitas kol dar. Šitas didesnis atrodo su kūnučiu. Kol dar nenubėgo. Iki nuvarsim. O, žiūri. Žiūri. Nusistatęs koks. Pliam, atrodo tai tyčkis. Yra. Nu, per kamerą atrodo didesnis. Tikrai neblogas. Dar vienas. Čia širiukas irgi. Žiūri, bet nereaguojat. Dar koja oi, kiek čia jūsų. Bet nenori. Išsiganda kažką. Kamera pavadins. Tikrai matytis, bet išgąsdinsiu aš jas. O, valgo. Koja nuo dugno. Maimūno masalą net nereaguoja, kad išgirina. Per galvą trenkiau su aviža. Rankas jau šalo miški. Pavalyti ekitą. Vėl per galvą, nesuprantu. Su pavadinime kamera yra, kad
tas laidas trukdosi. Dažnai. Kas ką tik buvo užkibo koją, nutempė avižėlę į laidą nuo kameros ir atsikabino nuo to. Gerai, koją. O, galvoju, koją. Nu, vat. Reikia tvarką palaikyti. Na, jūs matėt, manau. Pabandžiau dar prasieiti su balansyru. Tai nieko, aš šiaip nestuoju balansyro baimę. Man kažkada ir su avižėlė labai nepatiko, kad bet vėliau brojas parodė tą labiau gal sportinį interesą. Tada pradėjo patikti. Dar va, kamerą įsigijom. Su kamera irgi kitas interesas atsirado. Dabar pasikirta, daviau jums toks suryti. Kaip nepasikirta. Nu, bet jo, išmero tai kosmosas. Žodžiu, nėra čia kau už valandos tamsta. Tai mes ruošiamės ir varom. Ir nėra prasme vis tiek laukiam. Mes va, jau prie pat ešeriukai. Net nekimba. Nu va, gal dabar žiūri. Ir va, ir kai šitokį. Tik nusisuka. Nu, ragauja. Nu, va tai va nusidėlą. Žodžiu, susikiu viską ir varau. Tai ką šiandien pagavau, tai va. Nieko gero, keli ešeriukai, kojytė viena, kažko mėlyna, žliukų keletą, žodžiu, visiškai nieko. Nu, taip, aš nevaikščiau iš šalas kitas, bandžiau pagaudyti skalį. Norėjau nufilmuoti, sakyčiau. Tai tikriausiai dėl to toks rezultatas, nu, nieko. Tada atsidariau. Gražiai pabuvau ir valandų vakarą dar žiūrėjau, tai aš žodžiu, ruošiuosi ir ačiū, kad žiūrėjot. Viso gero.